Sekanti mūsų pamokėlė žaliąją dalį darysim rožytės uodegytę. Pirmiausia, tai įsimatuojam. Tų žalių lapelių ilgis turi atitikti su apatiniu lapelio ilgiu. Ir matuot reikia nuo to kamštelio, kuris paskui nusiims ar nusisuks, nežinau, ko jūs darot. Tai va, pas mane 8 centimetrai. 8 centimetrai lapelio ilgis, dabar reikia įsimatuoti apimtį. Aš, kad mažiau būtų ceremonijų, tai kokią nors juostelę. O gero kaip tik. Ir dabar pasimatuosiu, kokio ilgio ta juostelė. Apimtis, 12, sakykim, su pusė centimetrų. Turiu čia tokį gabalėlį žalios famino medžiagos. 12 reikia. Čia truputį daugiau yra. Čia 9. Aukštas tegu lieka tie 9, jeigu bus per daug nutrumpinsim. Bet šitą tai reiks nukirpt kraštuką. Netgi pabandysiu. Apeit. Aha. Maždaug tiek mums atlieka. Taip. Dabar reikia padalyti į 5 dalis. Na, kažkur maždaug po 2 cm su trupučiu. Maždaug. Tai aš ten taip tiksliai nematuoju. Maždaug kaip ir gamtoje. Na ir man pasidarė 1, 2, 3, 4, 5. Susikarpysim mes juos. Dabar vieną galą nusmailinam, bet kerpam taip apvalintai truputį. Aš jau 2 kartų. Rožių apačioj tie žalieji lapeliai būna truputį tokie lyg atsišerpetoję. Tai va truputį mes ir įkirpsim. Kelis kartus. Vienos pusės, iš kitos ir šitaip kiekvieną. Galima ir po 2 užtenka, nu aš po 3 įkirpau, kaip jums išeina. Galite ir vieną, tik tokį gilesnį padaryti įkirpimą. Čia padarysiu 2. Labai plona irgi ne, nes paskui nutruks formuojant.
Na, maždaug. Gerai. Dabar mes juos truputį paformuosim. Jau čia pirštais. Gal nelabai kaitinu, bet pasistengsiu. Jau šitą nereikia labai daug išgaubti, jį svarbiausia pasukti reikės. Truputį va pirštais. Labai irgi tempt nereikia, nes plyšta gi. Nu va tokį. Tokių visokių kreivukų pridarom. Šituos ir truputį galima pasukti, kad natūraliau atrodytų. Na ir taip visus. Vieną į vieną pusę galit pasukiot, netgi galit į priekį palenkt, paskui labai matysis, kaip reikia daryti, kaip klijuosim prie rožės. Galima paskui pataisyti pakaitinų žiebtuvėlių. Truputį įsigaubę. Na ir taip visus mes apdirbam. Galim truputį žiebtuvėlių va šituos paraityt, tik jau labai atsargiai. Jau tuoj svyla. Va ir iš karto gali net ir užsidegt. Na va, tokių visokių kreivų formų padarom. Šitą norėsiu, kad būtų žemyn nulinkęs, va taip. O, ir užsidegė. Kai tik taip ploniau atkirpta, tai tos detalės labai greitai. Čia jau taip reikia atsargiai. Va toks bus S raidė. Kai klijuosi matys. Galima paskui netgi juos pataisyti su žiebtuvėliu jau ir priklijuotus, jeigu jums kas nors nepatiks. Na, kokie gražuoliai.
Na, aš jums buvau sakiusi, kad klijuojant šitas žaliuosius tuos lapelius, kitoj pusėje truputį galim, nebūtina žinoma, bet užklijuot juostelę tokią pastorinimą. Čia turiu atlieką ir aš ją ir panaudosiu. Čia platesnę paėmiau ir per pusę perlenkiu. Ir taip užklijuosiu. Man bus truputį, panašiau į pumparą. Natūralumas toks, tikrumas bus. Paskui per ilgas. Reikia dabar karštų klijų, karštais klijais mes priklijuosim. Na, aš vis dėlto nusprendžiau, kad ne į 2 dalis, o į 3 sulenksiu tą. Man bus, nes viskį per platų pasidariau. Paskui kamštukui vietos neužklijuokit, palikti tą kraštuką. Šį susiklijuoju. Padarau tokią storą juostelę. Na ir dabar užklijuosiu čia. Na štai, tokį kalnieriuką uždėjau. Na, o dabar imsim klijuot šitus žaliuosius lapelius. Šitaip reikės klijuot, va, pridedam prie šito krašto, apgaubiam tą juostukę, va taip. Reikia patepti tik tai patį kraštuką. Ir lapelius irgi taikyti taip ant tų vietų, kur rožių sudūrimas. Kad, pačios parinkit, kur reikia, kad pridengtų, kad gražiau žiūrėtųsi. Dabar patepsim. Nereikia visą tepti, tik tai apačią to, kai sakiau, kalnieriuko ir va. Maždaug taip. Sekantį imam. Šiaip turėtume dėti prie pat. Turėtų uždengti viską, jeigu gerai sumatavau. Truputį patempsiu, nes išsitiesinau. Nieko. Viskas čia gerai.
Kai liks paskui šitie tarpiukai, tai pabaigoje sutvarkysim. Priklijuosim. Na, šitas tegul bus atgal užsirietęs. Arba kuri čia vieta tokia. Nu, čia ir tinka labai. Gerai. Iš karto iš abiejų pusių paklijuoju. Va. Na ir taip visus apklijuosit. O va dabar kas atsitiko. Kartais ir gudri varna apsikvailina. Gi aš pamiršau, kad pastorinsiu. Ir dabar man per siauri gavosi šitį, bet nieko tokio nėra padėties be išeities. Paliksiu truputį tarpelius. Ir rožiais irgi būna tokius. Turiu va raižėlių, tuos tarpus, tokius va užklijuosiu. Pritaikysim ir čia viskas gausis natūraliai. Jeigu jums atsitiktų, taip tai irgi, bet geriau pirmą iki galo užbaigti, o paskui matuoti. Supratot. Na štai savo klaidas. Niekas čia nesupras, niekam jūs nesakykit. Viskas čia neblogai. Dabar reikės šitą dangtelį apdirbti, kuriame lemputė dėsis. Tai dabar irgi mums reikia atsikirpti juostelę, nagai aplipo klijais. Reikia pasimatuot, gal šitą maždaug. Trumpa. Truputį galiuką nukirpsim. Mums dabar reikia pasimatuoti aukštį dangtelių centimetras. Tai dabar ir mums reikia tą centimetrą atsimatuoti, pasižymėti ir iki to žymės mums reikės įkarpyti. Tokias maždaug 1,5 centimetrų įkirpimus tokius. Visiškai nesvarbu, čia gali būti plačiau, gali būti siauriau. Na ir nuvalinsim. Štai taip turi atrodyti ir kaip karpėm anuos žalius irgi po truputį įkirpti, bet čia jau tiek daug nereikia, čia galima ir ant vieno lapelio po vieną įkirpimuką padaryti. Po truputį įkerpam. Ir dabar mums reikės pašildyti, kad va taip užsiriestų jie.
žemyn. Išjungiau savo lygintuvą. Bandysiu žiebtuvėliu. Gal pavyks. Labai bijau, kad neužsidegtų. Na, kol kas neblogai. Nelaikyt žiebtuvėlį, jį reikia judint, nes susvils. Kas neaišku, klausit manęs, va taip. Na ir prie dangtelio priklijuojame. Na, tokia pagaunasi lelyje. Čia šiaip dar galėjau daugiau užriest. Galima ir pakartot. Čia ne toks indelis, čia dangtelis siauresniais kraštais. Štai norisi daugiau užriest. Čia šitas, kad paslėpti dangtelį. Žinoma, neužsisuka mano, kur šiandieną užteks tiek. Sekančioje pamokoje aš jums pademonstruosiu, kaip pasidaryti rožės lapelius. Labai gražu tokias rožes, nebūtinai rožes, labai gražus chrizantemos gaunasi, ten žinoma labai daug darbų, bet jūs viską galit užuolaidom prisegt portierom į šonus. Nebūtinai gali būti žibintas, nebūtinai pamerkta rožė. Galima, aš nežinau, kaip ten vadina, tą segtuką, kur portierą prisega.
Kiti kutus kabina, o čia galima tiesiog rožę. Ir labai gražiai atrodo, da kai žalių lapukų būna iš šonų. Labai daug kur galima pritaikyti, galite papuošalus daryti. Jeigu jūs užsikabinsit prie šito, tai tada sugalvosim ir daugiau pamokėlių. Kol kas, ačiū už dėmesį ir iki.